stebuklo ir vilties Dievui paminėjimą, kuri mūsų tautos atmintyje neatsiejama nuo skausmo, netekčių, tremties, bet kartu ir nuo ištvermės, vilties ir žmonių dvasios stiprybės. Birželio 14 mums primena laiką, kai tūkstančiai Lietuvos žmonių buvo prievartai ištremti į tolimą į Sibirą, palikdami savo namus, artimuosius ir savo gyvenimus. Tad prašau visus atsistoti ir pagerbti jų atminimą tylos minute. Ačiū. Šis renginys yra Kaunėnų bendruomenės projekto Švęskime kartu gyvenimo dalis. Projekto vadovas yra Simonas Streikus. Kaunėnų bendruomenės direktorius yra Antanas Visockis. Sveikinu visus su švente ir linkiu geros nuotaikos. Aš iš tikrųjų taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti Antanui už iniciatyvą, taip pat už šį renginį, nes be jo, manau, nebūtų šio renginio. Ir šiuo metu taip pat norėčiau pasveikinti bibliotekos vardu su jūsų artėjančia vardo diena. Tad sveikinu. Kas buvo, bet didelis ryžtas, kad bus, yra ir bus tik tai gerai ir prasmingas mūsų gyvenimas Lietuvoje. Visą laiką kažkaip tai graudu, nes tos pačios akys būna ir su ašarom, ir su džiaugsmu, bet graudinėsi tada, kada kalbi apie žmonių pasiryžimą, apie jų tą prasmę gyvenimo. Ne vien valgyti, ne vien važiuoti kažkur, tai ne vien kažką daryti, bet kartu ir prisimti atsakomybę už dūšią, už tautos širdį ir likimą. Tai sveikindama šitą bendruomenę, nuostabią bendruomenę ir bendruomeninę organizaciją, kuri prie viso šito dar būrė jūs, rašo projektus, ieško finansavimų, patys groja, dainuoja, šoka, nešoka, dar šoka. Kažkurio momentu pašoka, tai jau gale. Jo, visko, bet tai ir reikia. Nes aš čia kaip dabar neseniai sakiau, kad mes daug kalbam apie politiką, apie agitaciją, apie kaip pasakyti, supratimus visokius ir taip toliau, bet ryžtus, pasirengimus. Bet žinot, jeigu mes mylim savo kiemą, jeigu mylim savo šeimą, mes mylėsim ir savo šalį. Tai jūs visi esate tikrai tos nostalgiškos šalies gyventojai, su kuo aš jūs ir sveikinu, o šiandien tikriausiai leisite pasveikinti, ar ne, varduvininką. Todėl, kad, žinot, jeigu ne Antano, 8 skambučiai, tai suprantat, tai jis didesnę reklamą padaro negu Facebook'e ar laikraštyje. Versdama žinoti, kad yra kalniečiai, kad jie dirba, kad jie stengiasi ir kad jūs jam svarbus. Ir tikrai sveikinu žmogų, kuris šiandien dienai tikrai švenčia savo vardadienį. Gėlės įteiksim paskui, o dabar Ramūnas kažką pasakys. Taip, mėlėjai, gedulo vilties diena. Turbūt nėra čia šitoj salėje žmonių, kur kažkas iš giminių nebuvo Sibire, ar ne? Mano dėdė amžinatilsį, mano ošvių tėvai amžinatilsį. Taip, kad norėčiau, kad neužmirštume šitos dienos ir tada, Antanai, vis paskambink, kad prisiminti ir mylėti. Ir dailytis. O bučkį duosis? Aš jau užmiršau. Jau užmiršau bučiuotis. Gražios ir prasmingos šventės. Taip pat mūsų renginį atvyko Valdas Tutkus,
buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, generolas, leitenantas. Ir taip pat noriu tarti žodį. Taip, labai noriu, ačiū labai. Man visų pirma labai džiugu būti šiandien kartu su jumis ir labai dėkoju gerbiamam Antanui už tai, kad esu pakviestas šią atmintiną dieną, nes todėl, kad, bet įsiklausykim, kaip jinai vadinasi, gedulo ir vilties. Be abejonės, mūsų tauta, kaip ir bet kuri kita, mes esam stiprus kaip medis tik tada, kada turim šaknis. Tik tada, kada mūsų atmintis yra gili. Bet laiminga tauta, už kurią sūnus ir dukros aukojasi. Tuos, kurios trėmė, jie nesiaukojo, jų nieks nepaklausė, jūs tiesiog surinko ir ištrėmė. Bet viltis. Viltis. Ir šiandien po šitiek metų mes vėl esame laisvi, mes vėl einam pirmyn, vėl kovojam, vėl turim vienokio arba kitokio, labai teisingai buvo pasakyta, ne apie politiką šiandien, bet ją mes visi gyvenam, todėl kad nuo jos priklauso ir mūsų vaikų ateitis. Ir va ta viltis, kuri mums perduota yra per amžius, jinai turi išsižiebti mūsų veiksmuose, mūsų. Mes atsakingi už tuos, kurie mums perdavė šitą valstybę ir atsakingi už tuos, kuriem paliekam šitą valstybę. Taip, kad tikrai reikia visada prisiminti, paskambinti šito nuostabiu varpeliu, reikia visada prisiminti, visada turi likti mūsų šeimoje, mūsų širdise ir prisiminti, kad stipri tauta yra šeima, bendruomenė, visuomenė ir tik tada mes apie valstybę galėsim kalbėti, kada mes stiprus iš vidaus. Nes va valstybė, kas ta valstybė? Prezidentas, Seimas, vyriausybė, va valstybė Seimas. Paskaitykim Konstituciją, kas yra suverenas? Tauta. Mes su jumis esame valstybė. Ir kol yra tokių žmonių kaip Antanas, kaip jūs, kol yra žmonių kaip jūs, kurie susirenkam, kurie prisimenam, kurie žiūrim į priekį, kurie dovanojam tą viltį kitom kartom, tai mūsų valstybė stiprės. Jeigu šitas nedaug dievė išblės arba užsimirš, tai nepykit, bus kaip su to medžiu, kurio šaknis nupjaunamas. O kada šaknis nupjaunamas, medis dėja nudžiūsta. Ir kartais labai gaila, kada mes nepagalvojame apie savo šaknis, kada nepagalvojame apie tuos kitataučius, kurie atvažiuoja į mūsų Lietuvą, kada nepasižiūrim, kas darosi pasaulyje, Europoje, kitose valstybėse, kada nepagalvojam apie savo tautiškumo išsaugojimą, apie savo, kad ir nedidelės, bet labai galingos ir labai didžios tautos išsaugo mūsų istoriją, mūsų patriotizmą, mūsų tėvynę ir mūsų žemę. Taip, kad ačiū Jums už šitą nuostabų vakarą, tikrai labai tikiuosi ir dainų gražių pagirdau. Gal ir pats padainuosiu su Jumis, kas ten žino. Dainuoti nemoku, bet labai patinka. Tai jeigu šitą, tai be abejo. Ačiū labai. Na, o šiandieną renginyje koncertuos Kaunėnų vokalinis ansamblis, vadovas Saulius Glamba, taip pat Kauno veteranų klubo instrumentinis ansamblis Ąžuolynas, vadovas Vincas Viliūnas. Na, o dabar norėčiau pakviesti skaityti pranešimą vyresnėje bibliotekininkę istorikę, ką tik apgynusią magistro laipsnį, Greta Vainaitę. Pranešimo tema – tremtis kolektyvinėje atmintyje. Tad kviečiu ją. Tremtis kolektyvinėje atmintyje. Tai visgi kas ta kolektyvinė atmintis? Tai procesas, kuriuo metu daugelio žmonių prisiminimai sujungia į bendrą pasakojimą, dažniausiai kylant bendriems įvykiams ar socialiniams pokyčiams, kurie vienija mases. Jie formuojasi tada, kai kartu dalijamės įvykiais, pasakojimais, minėjimais ar šventėmis, statome paminklus arba saugome archyvinius dokumentus. Tokiu būdu praeities patirtis įgauna ne vien asmeninę, bet ir visuomeninę reikšmę, perduodamos iš kartos į kartą. Kolektyvinės atminties procesą galime išskirti į 3 grupės. Tai pirmiausia, viskas vyksta per pasakojimą, žodis tampa gyvu tiltu, jungiančiu kartas. Kalbėdami apie tremtį, mes ne vien apibūdiname tai kaip istorinį faktą, bet perduodame emocinį krūvį, liudijame moralinės vertybės. Tuomet yra simboliai ritualai, paminklai, memorialinės dienos, eisenos, šventės,
taip vyksta dialogas tarp praeities ir mes išlaikome gyvą ryšį su praeitimi. Na ir kodėl tai svarbu? Be kolektyvinės atminties tauta praranda savo istorinę pamato pajutimą, dingsta bendros vertybės, supratimas, kodėl esame tokie, kokie esame. Kai paskutinis liudininkas miršta, dažnai nebelieka nieko, kas perduotų tiesioginę patirtį. Tuo tarpu kolektyvinė atmintis padeda žmonėms išlaikyti ryšį su praeitimi, formuoja bendrą tapatybę, skatina pasididžiavimą savo istoriją ir įsipareigojimą ateitimi. Be jokios abejonės, kolektyvinė tremtis įeina į mūsų šalies nacionalinį naratyvą, kuris pradėjo formuotis XIX amžiaus pabaigoje. Viskas, aišku, prasidėjo nuo LDK laikų, vėliau sekė carinės Rusijos okupacijos. Na ir dar vieni tokie kaip nacionalinio naratyvo pavyzdžiai, tai yra tarpukario Kaunas, kuris dažnai vadinamas modernių idėjų centru. Na ir žinome, kad tarpukario Kaunas toks įgavo kultūrinės reikšmės statusą, kuriame veikia daug intelektualų grupelių. Na tai veikia ir dabar, kaip mes vaikščiame Kauno naujamiesčio gatvėmis. Dar vienas toks pavyzdys yra Sąjūdis, kai 20 amžiaus antrosios pusės pabaigoje iškilmingai pakilo tautos laisvės ir vilties simboliai. Tai nebuvo vien politinis judėjimas, tai tapo tautos šaukimu, bendra emocinė patirtimi, kuria įprasmino masinės eisenos, dainų šventės ir panašiai. Na ir per visą Sąjūdžio laikotarpį kolektyvinė atmintis kūrėsi šventų dainų žodžiuose, nepamirštamose laidose, nuotraukose. Taip. Pats tremties atminties kelias yra probleminis. Žinome, kad 20 amžiaus antroje pusėje tremtis buvo slepiama, tai tremtiniai vengia viešai kalbėti, artimieji stengiasi neprisiminti patirto skausmo, taip pat okupacinė valdžia riboja atvirą pokalbį, todėl informacija apie badą, šaltį ir žmonių netektis plito tik tai uždarose šeimos pasakojimus. Na, vėliau Sąjūdžio laikotarpiu tremtis tapo vieša diskusijų tema. Tremtiniai sulaukė pagarbos kaip moraliniai autoritetai, jų pasakojimai buvo publikuojami spaudoje ir rodomi televizijoje, o minėjimuose skambėdavo prisiminimų fragmentais. Vietoje užtildymo tremties istorija tapo pavyzdžiu, kaip išlaikyti šeimą, bendruomenę, orumą sudėtingiausiamis sąlygomis. Tremties vaizdavimas kolektyvinė atmintyje veikia per kelis aspektus. Tai pirmiausia paminklai ir memorialai. Tai tokie pavyzdžiai galėtų būti paminklas Naujojoje Vilniuje, skvere priešais geležinkelio stotį, skulptoriaus Vidmanto Gylkio, kuriame vaizduojamas nešamas metalinis kryžius. Taip pat memorialą sudaro garvežys su gyvuliniais vagonais. Antroji, mums kiek artimesnė, tai yra Fryko gatvės pabaigoje, tokia simbolinė, labai emociškai jautri vieta, kai iš Kauno geležinkelio stoties į vagonus buvo grūdami ir išvežami tremtiniai, tai žmonės ant kalno ateidavo, stebėdavo ir melsdavosi už tremtinius. Ir kas pamena, anksčiau kryžius buvo toks gana skurdus, medinis, dabar pastatytas gražus metalinis memorialas. Kita grupė yra muziejų ir edukacinės erdvės. Na, dažnai miestuose veikia tremties ir rezistencijos muziejai, kuriuose tam tikra prasme vyko tremties procesai. Pavyzdžiui, buvusiuose kalėjimo kamerose patalpose arba žymesnių tremtinių namai tapo memorialiniais muziejais. Taip pat žinome okupacijų ir laisvės kovų muziejų Vilniuje, kurie gausu asmeninių daiktų, dokumentų ir laiškų. Taip pat formuojama atmintis per parodas ir patyriminės erdves. Ir vieną tokių laikyčiau kaip gerų pavyzdžių 22 metais vykusią parodą Maironio lietuvių literatūros muziejuje apie Dalią Grinkevičiūtę,
kurios metu patys lankytojai galėjo tiesiogiai prisiliesti prie pojūčių, tai pajausti, pavyzdžiui, barakų, blakių kvapą arba tiesiogiai išjausti šaltį, Sibiro klimatą. Na ir paskutinioji grupė yra minėjimai ritualai. Tai ką mes ir dabar darom, minim gedulo ir vilties dieną, taip pat yra rengiamos eisenos su lagaminais. Kas pamena, maždaug prieš 10 metų Kaune vyko Bienalė geležinkelio stotyje, kurios metu buvo skaičiuojami tremtiniai. Taip pat mokyklos rengia bendrus projektus, kai vyresni tremtiniai kviečiami susitikti su moksleiviais, dalintis prisiminimais ir atminties kūrimo patirtimi. Tačiau visą tam gresia iššūkiai. Na ir pats svarbiausias aspektas tai yra emocinė distancija, kuomet jauniems žmonėms gali atrodyti, kad tremtį jungia tik tai kaltinamasis sovietų režimas, o giliau tai ne jų istorija. Vėliau seka technologijų triukšmas, tai žinome, kad gyvename dideliame informacijos sklaidos laikotarpyje, gaunam daug nuolatinių pranešimų, reklamų, kurios trukdo susitelkti į vidinį išgyvenimą. Kai mes nuolat gauname naujos informacijos pliūpsnį, ilgiau išliekanti gyva emocija išblėsta. Paskutinis iššūkis tai yra skaitmeninė fragmentacija, tai pavyzdžiui šeimos nuotraukas, tremtinių laiškai, filmuotų interviu ir kitų prisiminimų elementai pasklinda po įvairias platformas, tai yra socialinius tinklus, skaitmeninius archyvus, debesų saugyklas, dėl to susidurime su skirtingais atskirais fragmentais, kurių surinkti į vientisą pasakojimą yra sunku. Tai be aiškios struktūros ir konteksto vertingos istorijos dalys gali likti nepastebėtos arba paskesti informacijos gausoje. Taip pat noriu pristatyti alternatyvos, kurios turbūt po kažkiek tai laiko pakeis truputėlį kolektyvinės atminties formavimą. Tai manau, kad pirmiausia bus kitokie muziejaus konceptai ir to geras pavyzdys yra Žydų muziejus Berlyne. Čia erdvės architektūra pati kalba apie kančią, o lankytojas peržengia ribą tarp mano ir šioje vietoje įvykusio. Na, šis modelis galėtų būti adaptuotas ir Lietuvoje, kaip kalbame apie tremtį. Būtent matote nuotraukoje muziejaus patalpas, tai viena patalpa yra tokia, kur ant grindų yra daug metalinių veidų ir lankytojas tiesiog eina per tos veidus ir pats gali pajausti, kad būtent trypė žmonės, kurie buvo ištremti į koncentracijos stovyklas, tuomet yra erdvės uždaros, kuomet tu įeini, užsidaro duris ir šviesos spindulys sklinda tik iš viršaus, tokiu būdu tu pajauti tokią kaip ir tuštumą, uždarimą, bet tau šviesos šaltinis eina iš šviesos, tokia kaip tarsi viltis. Toliau galėtų būti virtualios realybės patirtis, ką pamažu ir darome. Tai tokios programos galėtų leisti keliauti į tremties lagerius, patirti trumpus garso ir vaizdo fragmentus iš liudininkų interviu. Technologijos turėtų tarnauti triukšmui, o ne empatijai. Tuomet jaunimo ekspedicijos ir kūrybinės dirbtuvės, projektai, kuriuose moksleiviai vyksta į tremties vietas Sibire. Aišku, ta vyko misija Sibiras, kuris dabar yra sustabdytas. Na ir galiausiai ateityje turbūt bus skaitmeninis archyvas, kuris kvies visus saugoti tremties liudijimus, nuotraukas, laiškus internetinę duomenų bazėje, kurią galėtų tyrinėti mokslininkai, menininkai ir paprasti lankytojai. Na ir galiausiai, kad tremties atmintis išliktų gyva ir reikšminga kiekvienam iš mūsų, kviečiu reguliariai lankyti muziejus ir memorialus, aktyviai klausytis bei fiksuoti šeimos narių pasakojimus, saugoti nuotraukas, laiškus ir dienoraščius, dalyvauti gedulo ir vilties dienos renginiuose, bei dalintis interviu skaitmeniniuose archyvuose, įtraukti jaunimą į pokalbius, į edukacinės veiklas, nuo bendruomenės susitikimų iki virtualių parodų. Tokiu būdu tremties patirtis taps ne viena akademinė tema ar vadovėlių įrašų, bet gyva istorija, kuri sustiprins mūsų tautinę tapatybę, vertybės ir atsakomybę už laisvę, nes tai yra mūsų identiteto dalis. Tai
trumpai ir ačiū už dėmesį. Mes švenčiam tą tokią gedulo ir vilties dieną, bet mes esam visada su viltimi, ir viltimi gerai gyventi. Be karo, be jokių negerų dalykų, būkim laimingi tiesiog šią minutę ir pasidžiaugim dainom, kurias mes pabandysim padainuoti ir jūs kartu. Tad kviečiu Kaunienų ansamblį į sceną. Jei ne auksinės vasaros žodžiai, itin jautrus ir prasmingi. Tai linkim, jog ši viltis būtų stipri kaip niekad. Puoselėkim ir saugokim savąją laisvę prasmingos gedulo ir vilties dienos. Ir nuskambės mūsų pirmoji daina, kuri tikrai pagal tematiką tinka šiai datai, jei ne auksinės vasaros. Kad giria žaliuotų, žmonės joje dainuotų. Gražia tėvų spalva, kad oštų ąžuolai, berželiai ir klevai, su jais pušis žalia,
kad liepos žiedais plauktų, šermukšniais atsišauktų, čia mūsų Lietuva. Tėvynė dainų ir artojų. Žodžiai Justino Marcinkevičiaus. Tikrai graži daina ir mes labai jau norim ją padainuoti.
švarimus. Padainuokim visi kartu, nes tikrai smagi, maloni daina ir visų žinoma. Paryžius.
ir dar kiti ant lūpų kalba, saldų medų neša, jog liktume tauta, liktum amžini. Ir dabar nuskambės daina Grįžtu namo. Kiek daug?
Lietuva gimtų, jų marių bangos ir tikrovę tampantis vaja. Lietuva, pakvipę duona varpos ir apaugę nendrėm ežerai. Lietuva, mūsų kasdieninis darbas ir tik čia per amžius mums gerai. Mano žemė Lietuva, muzika iš žodžiai Regina Lašelinė. Neįskrido į kartu su gandrais. Vasaros aidas toks gundančiai tikras. Net žiogai vėl griežia vakarais. Gėlelė, muzika Raimundo Balso, žodžiai Jono Jakšto. Jesus.
putos, traukia laivą burės drūtos, būk drąsi žmogaus širdužė, tavo troškiui marės ūžia. Nidos beržai, muzika Teisiučio Makačino, žodžiai Stasio Šlibino. Taigi ir kvintetui liepė padainuoti. Alyvos barsto paskutinius laimės žiedus, sode aitriai pakvipo jazminais, o vakare lakštutės dar muzikinį maištą kelia, tyrinėja jau gandrų lizdai buruomus. Yeah.
dainų, bet tai ką, dabar jau prašom giminės padainuoti, tai mes ir padainuosim. Ar gerai? Ar, dar. Nu, gerai. Tai ką, žingsniu pasosto nupjautą pievą, o rytas puošiasi ažūriniu rūku, už lango beržas šviesiai pamojuoja, alyvos kvepia, birželis, taip gražu. Birželio rytą, žodžiai Stasio Povilaičio, muzika Bakė. Thank you.
ir toliau vadovauti direktoriui. Kadangi gėlių nemėgsta, tai mes jau Šiandien yra dar viena ypatinga šventė – Švento Antano diena. O mes labai su tuo Antanu draugaujam. Aš ilgai neradau bernužėlių, kur galėtų mylėti mane. Pagaliau sutikau Antanėlį, jis pasakė, mylėsiu amžinai. Taigi, ir jaučiamės tą meilę, nes vis paskambina ir pakviečia į savo šventę. Taigi, būkit pasveikintas nuo mūsų ir nuo manęs asmeniškai ir nuo Sūduvos ansamblio. Draugai. Prisimenat, gerbiamas Antanai, gal 7-8 metai, kai mes čia buvom su Albertu, amžinatilsį. Grojom, dainavom, čia vat mūsų įrašai, vėlesni trupučiuką. Antanas, šeima ir aš. Pasiklausysit. Na, o dabar skiriame dainą. Gyvenimo kare.
Natas žada Vokietijos. Va. Aš jau moku, tai gerai. Thank you.